Tai labai džiaugiuosi, kad susirinkom vėl valandą laiko skirti buvimui savo viduje, buvimui toje savo vidinėje erdvėje, iš kurios projektuojame į išorę, iš kurios kuriame savo išorinę tikrovę, savo išorinę realybę. Ir dabar kviečiu pirmiausia mums susijungti ir susilygiuoti, jau taip šiandien greitai. Mano širdies vartai atsiverkite. Kreipiame dėmesį į jausmą. Jeigu matome kažką, matome, bet kažko labai specialiai vizualizuoti nesistengiame. Didžiausias dėmesys jausmui, pojūčiui, buvimui savo kūne. Niekur neišskrendam, niekur neišeinam, esame čia savo kūnuose. Ir atveriam savo širdį. Mano širdie, ačiū tau. Aš tave myliu. Tu esi nuostabi. Aš tau esu begaliniai dėkinga. Jaučiame ir su tuo jausmu širdies susijungiame su Gaja, su motina Žeme Gaja. Labas Gaja, labas motina Žemė. Aš siunčiu tau savo dėkingumą, siunčiu tau savo širdies meilę, siunčiu tau palaiminimus. Taip, iš širdies susijungiame su Gaja. Tai tarsi tas atsiveriame kryptimi žemyn. Toliau iš širdies susijungiame su visom kosminiam saulėm, su visais savo mokytojais, visais savo vedliais, meistrais, angelais, arkangelais, su galaktika, su visata, galaktikos širdim, visatos širdim, mūsų saulės sistemos širdim ir su visako širdim, su visako kūrėjų begalinių šaltinių. Labas, palaiminimai. Dėkingumas. Ir čia atveriam vartus į viršų, vertikalius. Dabar atveriam iš širdies vartus į priekį. Mano širdie atsiverk į priekį, taip galim pereiti per visas 4 pasaulio kryptis, atveriam savo širdies vartus į rytus, arba galbūt jūs tiesiog žinote, į kurią kryptį sėdite, tai galite atverti į tą kryptį. Ir paleidžiame savo širdies spindulį į priekį. Atveriame savo širdies vartus į nugarą. Tai jeigu prieki buvo rytai, į nugarą į vakarus. Ir paleidžiame savo širdies srautą per nugarą. Atveriame savo širdies vartus į dešinę. Ir paleidžiame pietų kryptim. Palaiminimų, dėkingumo ir meilės srautą. Ir atveriame savo širdies vartus į kairę, tai į šiaurę. Ir taip pat paleidžiame savo meilės srautą. Tai dabar atsiveriame 6 kryptimis ir einame į 7 vidinę kryptį.
ir atveriame savo širdies vartus į vidų, į begalybę. Ir toliau šiandien eisime į savo tą vidinę kryptį ir ją tyrinėsime. Ir šiandien iškeliame intenciją eiti savo vidinę kryptimi, kiek galime giliau, kiek šiai dienai esame pasiruošę eiti gilyn iki pačio giliausio dieviškumo arba aukščiausio dieviškumo, jeigu taip galime išsireikšti. Šiandien norime mano širdyje, mūsų širdis, norime pažinti jūsų gylį. Kiek šiandien galime eiti, kiek šiandien galime apčiuopti. Ir suprantam, kad ta kelionė yra begalinė ir gelmė į vidų mūsų septintąja vidinė kryptim yra begalinė, kaip ir visom kitom kryptim yra begalinė. Tačiau mūsų sąmonė, mūsų žemiškoji sąmonė yra uždėjusi tam tikrus apribojimus ir kiek šiandien tie apribojimai leidžia, tiek mes ir eisime gilin. Ir pirmiausia, pajauskime savo širdies jausmą, kaip ji reaguoja nuo to, kad mes iškėlėme intenciją eiti gilyn. Ir tyrinėti savo vidų, vidinę kryptį. Galbūt jaučiate tokį net ir tokį susijaudinimą, net ir tokį smagų susijaudinimą širdies. Galbūt jaučiate kažkokį tokį siurprizo jausmą. Viskas gerai, leiskite savo jausti. Ir pirmiausia, įeikime į ten, kur mums lengva eiti, į ten, kur gyvena meilė, į tokią vietą, kurią mes dažnai aplankome. Ir meilė tegul bus mūsų tas traukinys, garvežys arba tie bėgiai, kurie mus ves gilyn. Meilė, dėkingumas ir smalsumas. Ir pajauskime dabar tokį dar vieną momentą, mes įėjome šiek tiek gilyn į meilės erdvę ir pajauskime, o ką jaučia mūsų kūnai. Mes įėjome šiek tiek giliau ir jaučiame, kad mūsų kūnas pradėjo, kad ta energija, tas mūsų energetinis laukas arba mūsų subtilieji kūnai pradėjo plėstis. Ir po truputėlį aktyviau vibruoti. Ir leiskime savo, vis aš jūs pakviesiu pajausti, įėjus dar giliau, pakviesiu pajausti, o kaip jaučiasi, vėlgi, kaip jaučiasi kūnas, kaip jaučiasi odos paviršius, kaip jaučiasi viršugalvis, kaip jaučiasi pėdos, rankos. Ir einame dar giliau. Irgi gerai pažįstama dėkingumo erdvė.
Leidžiame savo vėl pajausti visų savo kūnų, kūno pojūčiais, kaip jaučiasi ši erdvė. Ir čia padėkojame savo širdžiai ir kartu paprašome, kad brangi mano širdie, vesk mus gilyn tu pati. Tu žinai, kokios ten tavo gelmės ir vesk mus gilyn tu. Ir širdis veda. Galite tai jausti tarsi tokį ėjimą viduj kaip grąžtų, kaip spirale. Galite tarsi matyti, kad einate keliu ir atsiveria vis nauji ir nauji vartai arba naujos ir naujos duris. Galite nieko nematyti ir tiesiog jausti, kaip atsiveria dar viena erdvė, tyrumo erdvė, širdies tyrumo erdvė. Labai sufokusuojame čia savo dėmesį ir pajaučiame šį dažnį, šį virpesių dažnį, tyrumo virpesių dažnį. Kaip jisai skleidžiasi. Mes šioje erdvėje gali būti, kad nesame dažni svečiai. Gali būti, kad ir nedažnai šį dažnį taip konkrečiai savo įsivardinam. Ir iš karto leidžiam šiam dažniui plėstis ir pripildyti mūsų fizinį kūną, fizinės ląsteles ir išspinduliuoti išorę. Per mūsų fizinį kūną į mūsų subtiliuosius kūnus. Eterinį, astralinį, mentalinį, kitus subtiliuosius kūnus. Leidžiame iš karto, mes laikome savo fokusą tyrumo dažnyje, savo širdyje, tai yra mūsų pačių tyrumas. Dar kartais jis būna vadinamas nekaltumas, vaikiškumas, tai vidinio vaiko erdvė. To vidinio vaiko, kuris yra be jokių traumų, visiškai sveikas, visiškai tyras, visiškai nekaltas. Leiskime savo pasimėgauti ir užpildyti savo visus žemiškuosius kūnus ir leisti netgi šiam dažniui prasimušti ir į kitus subtilius kūnus, kaip jau į sielos erdvę, iš fizinio kūno. Nes ar į vidų, ar į išorę mes esam tas pats. Mes galim nueiti ten pat. Tačiau dabar renkamės tyrinėti, o kaip yra, kai einame į vidų. Ir kaip tai projektuojasi į išorę. Gal net sakyčiau, truputį vidų yra tai labiau tai, kas yra tikra, o išorė tai, kas yra projekcija, tai, kas yra atspindys. Ir apčiuopusios, patyrusios tyrumo dažnį, dabar jau kviečiame savo širdį vesti mus toliau, gilyn.
pajaučiame, kad tarsi vėl ar traukinuku pavažiavom, ar spirale prasisukom, ar naujos durys atsivėrė. Ir mes einam į visiškai kitokią erdvę. Ką jaučiame? Ką jaučiate? Pirmiausia, man įsivardina visiškas priėmimas. Sakyčiau, meilė, kuri visiškai priima. Visiškas besąlygiškumo jausmas. Einame dar gilyn į šią erdvę. Neskubame, leidžiame savo kvėpuoti. Palaikome dėmesį, kad ši erdvė labiau atsiskleistų, labiau išsiskleistų. Ir mes galėtumėm aiškiau apčiuopti. Ir leidžiame savo pajausti, o kaip, kas dabar teka, koks dažnis, kokia vibracija dabar teka per mūsų jau fizinius kūnus, tiesiog per mūsų odą, kas plečiasi iš šios erdvės. Kol kas aš apčiuopiu priėmimo dažnį, va to besąlyginio priėmimo. Eikime dar giliau. Leiskime savo suvokti energijas. Ir galime pajausti, kaip prie besąlyginio priėmimo tarsi pasipildo ir besąlyginė meilė. Ir visiška atjauta, einanti kartu su atleidimu. Net ne su atleidimu, bet su tuo, kad viskas iš anksto jau yra atleista. Na, ta besąlyginė meilė ir yra apie tai. Ir mes suprantame iš šių dažnių, kad mes dabar esame dieviškosios motinos, savo vidinio dieviško moteriškumo erdvėje, energijose. Kvėpuokime šiais dažniais. Tiesiog kvėpuokime per savo širdį, įkvėpiame į širdį ir iškvėpiame.
Įkvepiame, kad stipriau dar sufokusuotumėm savo dėmesį šioj besąlyginio priėmimo, besąlyginės meilės, atjautos, dieviško moteriškumo erdvėje, dieviškosios motinos sraute. Ir iškvepiame, kad galėtumėm šią energiją plačiau išspinduliuoti, pripildyti savo fizinį kūną, ląsteles, savo visą emocinę erdvę, savo mentalinę erdvę, savo protą. Ši erdvė kviečia pasibūti čia kiek ilgiau, nes per ją mes galime susisiekti tiesiogiai, susijungti tiesiogiai su visako dieviškąja motina, su visako dieviškosios motinos energijomis, su kosminė dieviškąja motina. Ir dabar vėl švelniai jums primenu, jauskite. Norą kažką įsivaizduoti, norą vizualizuoti. Priimame, leidžiame jam būti, tačiau atpalaiduojame nuo bet kokių pastangų. Leidžiame savo tiesiog būti, atsiverti savo vidiniam pasauliui, savo vidiniams turtams ir jausti. Į ką sufokusuojame savo dėmesį, į ką laikome nukreipę savo dėmesį, ta vibracija gali labiau reikštis ir didėti. Taigi dabar esame savo dėmesiu. Besąlyginės meilės, besąlyginio priėmimo, dieviškų, moteriškų energijų erdvėje savo širdyje, savo vidinėje kryptyje. Ir galime paprašyti: dieviškas moteriškume, dieviška mama, parodyk man, kas yra tas dieviška moteriška energija. Parodyk, kas yra ta besąlyginė meilė. Leisk man pajausti, leisk man patirti stipriau. Sustiprink srautą, kad aš galėčiau dar aiškiau apčiuopti. Pripildyk šiuo srautu mano asmenybę, mano kūnus ir mano realybę, mano tikrovę. Ateina čia šviesos kalba. Ijakojaši jakajatoje turieta. Trijakajatoje turijakataja. Trijakajakojaši namakaya tujata. Trijakatijaši namajakatoja. Tijakatojaši najakatosijata. Trijakatojaši nojata. Tikatojaši jakatoja. Tikatojashi namakatoya sa, Siriyakatoyashi nakatoyata, Tiriyakanoyata,
tikatoyanayata, tiriakatayakasatuyata, tiyanayata, akatoyashiyanakatoyasuyata, tiyakata, tiyakata, tiyakata. Dieviškoji mama, ačiū. Transliuok per mano širdį. Transliuok besąlyginę meilę. Transliuok atjautą. Transliuok priėmimą. Ir dieviškoji mama sako ačiū. Ačiū, kad atėjai. Ačiū, kad gilinėsi čia. O dabar aš tave palydėsiu dar gilyn. Į kitą erdvę. Kad galėtum patirti dar ir kitas energijas. Ir vėl atsiveria portalas, vartai, durys. Ir mes įsliuogiam į dar vieną erdvę. Leiskime savo pojūčiams ramiai apsiprasti ir užfiksuoti skirtumą. Įsivardinkime savo, ką jaučiame. Kas čia šitoje erdvėje dabar yra kitaip. Besąlygiškumo jausmas lyg ir išlieka toliau. Tačiau atsiranda kažkoks judesys, dinamika, lyg energijų toksai judėjimas. Leiskime savo pasinerti dar giliau. Ir pajauskime, kokį dažnį, kaip jį galite savo įsivardinti. Man pirmiausia ateina toks jausmas pagarbos. Smalsumo. Ir tokio pokyčio, tokio judesio, dinamikos. Šitoje erdvėje energijos labai juda, keičiasi. Kažkas lyg didėja, lyg vėl mažėja, didėja, mažėja. Ir mes suprantam, kad mes esame dieviško vyriškumo, švento vyriškumo zonoje. Ir susipažįstame su ta
su tuo dieviško vyriškumo, tuo universaliu dažniu. Tuo dažniu, kurį turime visi. Nesvarbu, kokios lyties būtume. Pajauskime, kaip šis dažnis, ši erdvė dieviško vyriškumo mūsų viduje, kaip jie ima suktis, banguoti. Ir kaip jis stipriai pradeda reikštis į išorę. Net srautas gali jaustis toksai pastiprėjęs, tas, kuris išeina į išorę. Leiskime savo pajausti, patirti šį srautą visų kūno paviršiumi, savo oda, pakvėpuoti jį. Suvokti, ar ši energija yra gerai pažįstama, ar kaip tik yra nelabai apčiuopta. Tai tarsi koks variklis, generatorius, kuris nori kurti. Ir galime kreiptis, dieviškasis tėve, parodyk mum. Leisk mum patirti tavo energijas dar aiškiau, leisk mum suprasti, kam jos skirtos, ką tu transliuoji per mus, iš mūsų vidaus, dieviškas vyriškume, ką tu transliuoji per mus. Ir kur mes galime sąmoningai transliuoti tavo energijas. Akotayashi yakoya katoyata. Akotayashi yakoyata. Kūryba. Kūrybinis srautas. Idėjų srautas. Šviesa. Dieviška inteligencija, dieviškas protas, šviesos sėklos. Šviesos sėklų srautas, srūva. Ir jis pakliūna į dieviško moteriškumo erdvę ir ten būna pasėtos tos šviesos sėklos. Ten yra besąlygiškai priimanti erdvė. O iš čia srūva šviesos sėklos. Idėjų sėklos. Kūrybinės sėklos. Iekatoyata. Tiriekatoyashi yanojata.
Ir galime leisti dabar sau tiesiog, būnant giliai savo vidinio švento vyriškumo erdvėj, pajausti, o kaip tas vyriškumas reiškiasi į išorę, kaip jis jaučiasi, kaip jisai vibruoja per mūsų odą, mūsų ląsteles. Kaip jis pripildo mūsų subtilius kūnus. Ir kaip jis projektuojasi į mūsų tikrovę, į mūsų apčiuopiamą, patiriamą tikrovę. Tai laikom fokusą dviejose vietose. Ir giliai viduje, dieviškojo tėvo erdvėje, šventojo vyriškumo erdvėje, savo viduje. Ten mūsų energijos, ne kažkokios tai kažkieno, mūsų pačių energija. Ir kartu laikom dėmesį ir savo kūno paviršiuje, savo subtiliam lauke. Pakashiyashi namakoyashi, tiriakatoyashi nakatoya. Ir kadangi jau esame pilnos priėmimo, jau prisipildžiusios dieviškos motinos energijomis, tai dabar leidžiame sau ir priimti visiškai savo vidinį šventą dievišką vyriškumą. Kaip savo dalį, savo vidinę energiją, kuri sukuria mūsų pilnatvę. Ir pajauskime, o kaip jaučiasi mūsų šventas vyriškumas, dangiškasis tėvas, kai jis yra priimtas, kai jis yra priimamas. Kaip tada jaučiasi ta energija, kaip jaučiasi srautas. Tarsi atsiveria vandenynas galimybių, potencialo, minčių, idėjų, kūrybinių minčių. Einam gilyn tą vandenyną savo dėmesiu. Nes kiekvienas vis gilesnis sluoksnis, vis gilesnė, giliau esanti erdvė, jis savo energiją užpildo tas mažiau giliai esančias erdvės. Ir pastiprina jų buvimą.
ir einame gilyn į tą vandenyną. Neriame gilyn. Leidžiame srautui mus nešti. Ir atsiduriame tokioje zonoje, kur jau kūrybinės energijos nebepasireiškusios, kur jau tarsi nieko nebėra. Ir viskas yra tuo pačiu metu savo tik potencialo būsenai. Čia mes prisiliečiame prie taip vadinamo nulinio taško, zero point. Ir neriame gilyn. Jeigu pavyksta įnerti labai giliai, gali net atrodyti, kad išnykstame, nes nebelieka nei minčių, nei savęs suvokimų. Tačiau nesvarbu, kiek giliai pavyksta į nulinį tašką įeiti šiuo momentu, svarbu, kad mes prie jo dabar bent prisilietėm, susipažinom ir leidžiame savo būti ir patirti tą tylą, kur viskas stovi, niekas nejuda, niekas nevyksta. Nieko nėra, tuštuma. Ir kartu potencialiai egzistuoja viskas, visa, kas yra. Leiskime savo pajausti šią tylą. Ir kai mes ilsimės nuliniame taške, automatiškai vyksta mūsų realybių, mūsų tikrovių perrašymas. Viską, kas nereikalinga, kas pasenę, eina į nusinulinimą.
O visa, kas atitinka mūsų šio momento intenciją, kurti savo aukščiausią įmanomą realybę. Mes renkamės aukščiausią tikrovę, aukščiausias patirtis. Iškyla iš nulinio taško. Iškyla ir atsiduria kaip sėkla. Dieviško tėvo erdvėje, kuri būna pasėta dieviškos mamos priėmime ir meilėje. Ir kuri gimsta kaip dieviško vidinio vaiko, kaip dieviškas vidinis vaikas, kaip vidinio vaiko tyrumas. Vėl grįžtame į nulinį tašką. Ir ilsimės jame. Jeigu mūsų protui arba emocijoms pasidaro per daug nekomfortiška, jie mus ištraukia iš nulinio taško. Bet mes vėl galime dėmesiu save sugrąžinti į tą tylą. Į tą visišką ramybę. Į tą būseną, kur dar niekas nepasireiškia. Į tą vietą, kur mes galbūt jaučiamės arčiausiai šaltinio. Per savo vidinį nulinį tašką mes galime susijungti su šaltiniu, visa ko šaltiniu, absoliučiu visa ko šaltiniu, nes jame visa, kas yra. Ir šaltinis taip pat turi savo nulinio taško zoną, kurioje taip pat yra visa to, kas yra potencialas. Visa tai, kas yra nepasireiškia. Nėra jokio judesio. Nėra net kvėpavimo.
Ir mes kaip šaltinio fraktalai, dalelės, atomai, kibirkštys, sąmonės aspektai. Taip pat turime šią savo nulinį tašką, kuris yra bendras su šaltinio nuliniu tašku. Ir per kurį mes galime susisiekti su visa ko, viso kvantinio lauko potencialu. Ir dabar yra tas laikas, kada pabūti nulinėme taške taip, kaip išeina, tiek, kiek išeina, mums yra labai labai sveika. Čia mes nurimstame, čia mes atsinaujiname. Čia mes nusinuliname. Ir iš čia mes pasiimame užmaitinimą savo naujoms idėjoms, kurios dabar mes iškeliame intenciją savo pačios aukščiausios tikrovės, pačios aukščiausio kelio, aukščiausios įmanomos realybės. Ir su šia intencija pasiimam iš nulinio taško viską, kas reikalinga, visas tas energijas, kurios reikalingos šios intencijos realizavimui, išsipildymui, įsimaterinimui. Ir dabar keliaujam jau iš to gylio atgal, jau per kūrybinę sąmonę, jau per aktyviąją sąmonę savo vidinėje erdvėje, tai per dieviško švento vyriškumo erdvę, kur visas tas potencialas aktyvuojasi į mintis, idėjas, šviesos sėklas. Įgauna greičio, dinamikos, judesio, motyvacijos. Tada toliau keliaujam su visom tom šviesom sėklom, idėjom, mintim, motyvacija. Einame į dieviškos mamos, dieviško moteriškumo, švento moteriškumo erdvę. Ir ši erdvė viską besąlygiškai myli ir viską besąlygiškai priima. Ir čia nėra galimybės padaryti jokios klaidos, nes už viską iš anksto jau yra atleista. Ir čia mes pasėjame į tą derlingą dirvą, į tą besąlyginės meilės dirvą pasėjame visas tas idėjas, sėklas, motyvacijas, mintis, kūrybinius impulsus. Ir toliau keliaujame į savo vidinio dieviško vaiko erdvę, tyrumo, nekaltumo erdvę, kurioje tie impulsai, tas visos kūrybinės sėklos,
mintys gims, realizuosis kaip rezultatas, kaip vaikas, kaip kažkoks kūrybinis rezultatas, visiškai tyras, visiškai turintis teisę būti. Ir mes toliau dėkingumo erdvėj tą rezultatą suvoksime ir jam padėkosime. Tas rezultatas gali būti patirtis, gali būti ir daiktas, gali būti susitikimas, gali būti suvokimas. Gali būti užgimusi nauja energija. Su dėkingumu mes tą rezultatą priimame savo dėkingumo erdvėj. Ir toliau einame labiau link vėl artyn paviršiaus. Galime taip sakyti. Ir tada su meile tą rezultatą atiduodame pasauliui. Išreiškiame. Išreiškiame tą energiją į išorę. Leidžiame jai išsiprojektuoti į išorę. Atiduodame jį. Su džiaugsmu, su dėkingumu, su meile, su malone. Ir tiesiog atiduodame dabar visomis 6 kryptimis į išorę, į priekį, nugarą, į dešinę, į kairę, į viršų, į apačią. Pasidaliname visą tą patirtimi ir su Gaja, ir su visa galaktika, visata, su visa Saulės sistema, ir su visais broliais, sesėm, kuriam ta patirtis gali būti naudinga, tos patirtis, suvokimai, kūryba, visa tai, ką mes pasiėmėm išreikšti kaip savo aukščiausią potencialą, savo aukščiausiai realybei. Pasidaliname su visa žmonijos širdžių lauku, su visų kristalinė erdve, kristaliniu lauku, kristalinė gardele žemės. Pasidalijame su elementaliais, su gyvūnų karalystė, medžių, augalų karalystė, kristalų, mineralų karalystė. Atiduodame viską, kas eina per mus, atiduodame. Lengvai, paprastai, be prisirišimų. Su palaiminimu. Visa tai išeina kaip palaiminimas. Visomis 6 kryptimis. Jauskite fiziškai, kaip, ką sako pojūčiai, kaip jaučiasi per nugarą, per šonus, per rankas, per viršugalvį, žemyn, per odos visą paviršių, per akis. Ir dabar leidžiame visai šios dienos patirčiai susiintegruoti. Pasidaliname gražiai su ta patirtim, su savo visais kūnais.
nuo paties tankiausio fizinio iki pačių subtiliausių ir nuo pačių subtiliausių iki fizinio kūno. Tegu suvaikšto informacija, tegu visi ir pasidaliname ir su savo visais kitais lygmenimis, sielos, dvasios, visais savo aspektais, matomais ir nematomais. Visus informuojame ir padėkojame sau už tai, kad pasiryžome ir leidome šią valandą patyrinėti savo vidinės, kūrybinės erdves. Ir dar kartą pasikartosiu, kad tyrinėti nulinį tašką, jame pabūti galite tikrai kiekvieną dieną, tiek, kiek jums norisi, tiek, kiek išeina. Šiuo laikotarpiu, ypatingai visais laikotarpiais, kuo labiau neramu išorėje, tuo daugiau laiko, vadinasi, esame kviečiami praleisti nulinėme taške. Ten, kur yra visiška ramybė. Ir tikiu, kad kiekvienai šiandien pavyko bent kažkiek prisiliesti ir pajausti savo nulinio taško. Ir su praktika, su to treniravimu šitų vidinių raumenukų ateis gebėjimas ir vis giliau pabūti savo nulinėme taške. Ir aš labai dėkoju Jums už šią patirtį. Eiti į šias patirtis kartu, apsijungus bendrystėje, yra nuostabus jausmas. Ir labai Jums ačiū.